Klaipėdos universiteto menų fakultete lankėsi gausus būrys savo specialybę dar besirenkančių abiturientų. Čia vyko atvirų durų diena. Menų krypties studijas ketinantiems studijuoti moksleiviams buvo pristatytos Uostamiesčio universitete vykdomos šios srities studijų programos. Menų fakulteto dekanas profesorius Vytautas Tetenskas būsimiems pirmakursiams priminė, kad visos studijų programos išlieka tokios pat. Priėmimas vyks į atlikimo meną ir visas jo kryptis. Choro dirigavimą, dainavimą, džiazo muziką, fortepijoną, liaudies muziką, pučiamųjų ir styginių muziką. Išlieka ir muzikos pedagogikos, choreografijos, sportinių šokių, dailės, režisūros ir vaidybos specialybės. Tačiau naujaisiais mokslo metais būsimų studentų laukia ir keletas naujovių. Naujas studijų kryptis pristatė Klaipėdos universiteto menų fakulteto prodekanė docentė Irena Pečiūrienė. Pas mus yra perkeliama kraštovaizdžio architektūros katedra. Tai nuo naujų mokslo metų pas mus bus perkeliamas ir kartu su ta katedra studijų programos. Dar naujovės. Mes planuojame rengiamos ir gatutinės studijos, kur atlikimo meno ir kitų scenos menų programų studentai, pabaigę studijas šalia bakalauro kvalifikacinio laipsnio, galės įgyti ir pedagogo kvalifikaciją. Ir dar yra viena naujovė, kad yra rengiama nauja studijų programa, tai yra parodų ir renginių dizainas. Kad būtų lengviau apsispręsti dėl savo pasirenkamos studijų krypties, būsimiems kolegoms menų fakulteto studentai surengė koncertą. Jame skambėjo ir liaudies instrumentų muzika, ir klasikiniai fortepijono garsai. Netrūko nei literatūrinių kūrinių, nei sportinių šokių. Vėliau moksleiviai turėjo galimybę susipažinti su dominančių specialybių dėstytojais. Instrumentinės muzikos katedros vedėjas docentas Algis Kilis džiaugiasi, kad studentai atvyko ir stengiasi sužinoti viską, kas juos neramina. Džiazo muziką norintis studijuoti Vykintas studijas renkasi šiame universitete, nes anot jo Klaipėda džiazo miestas. Man labai patinka šitas miestas tiesiog ir tiesiog žinau, kad Klaipėdai džiazo muzika iš tikrųjų yra, Klaipėda kaip džiazo muzikos centras Lietuvoje yra. Apie liaudies muzikos studijas mąstantis Aivaras į atvirų durų dieną atvyko, nes nori studijuoti būtent Klaipėdos universitete. Bandau savo ateitį sieti su muzika, tai todėl atėjau čia. Menų fakulteto prodekanė primena, kad be muzikos pedagogikos stojamojo egzamino Klaipėdos universiteto menų fakultete vyks stojamieji ir į šias specialybės. Klaipėdoje bus vykdomas atlikimo meno liaudies muzikos ir akordeono ir džiazo muzikos. O iš šokio krypties, tai choreografija ir sportiniai šokiai, ir iš teatro krypties režisūra. Kaip jau buvo minėta, kad šiais metais yra rengiamas renginių režisierių kursas ir taip pat vaidybos studijų programos 2 ir 3 turai. Visus dar neapsisprendusius dėl menų krypties studijų Klaipėdos universiteto menų fakulteto instrumentinės muzikos katedros vedėjas docentas Algis Kilis ragina ryžtingai stoti, nes Klaipėdoje veiklos tikrai netrūksta. Linkėčiau nedvejoti, tikrai ryžtingai stoti čia ir studijuoti, nes tai, jau kaip minėjo dekanas, vienintelė aukštoji mokykla prie jūros, prie Baltijos jūros, ir tikrai labai gražus, įspūdingas miestas ir tikrai vyksta kultūrinis gyvenimas ir bus kas veikti.